Nuostabios gamtos spalvos įkvėpė sukurti unikalią medžiagą. Ir mados dizainerė Amy Winters tą jau žino. Tokia spalva būdinga morfo drugeliui, vabalų sparnams ir povandeninėms žuvims. Medžiaga prisitaiko prie kūno formos, todėl judant visiškai pasikeičia jos spalva. Ne vieną šimtmetį medžiagos buvo dažomos cheminiais pigmentais, kai kurie jų yra labai nuodingi. Tačiau ši nuostabi medžiaga įgauna spalvą dėl savo pačios struktūros. Ji yra vadinama polimerų opalu, o ją sukurti įkvėpė akmuo. Tai opalas iškastas vienoje Australijos kasykloje. Jis yra visų vaivorykštės spalvų. Galite matyti, kaip jame žaidžia įvairios spalvos. Mados pramonės specialistai jau seniai jo domisi. Viena iš priežasčių, kodėl jis toks brangus, yra jo retumas. Iki šiol nemokėjome kurti tokių dalykų. Dabar mums įdomu išsiaiškinti, kaip pagaminti medžiagas, kurios pasižymėtų tokiomis pačiomis savybėmis. Savo laboratorijoje, tyrinėdamas tikruosius opalus, profesorius Jeremis Baumbergas stebėjo eilėmis tolygiai išdėstytas stiklines sferas. Jis suprato, kad opalo spalva keičiasi dėl šių stiklinių sferų išsidėstymo. Taigi, kas yra opalas? Įsivaizduokite, kad bandome išdėlioti daugybę apelsinų. Tik turime ne apelsinus. Tai milijoną kartų mažesnės miniatiūrinės stiklinės sferos. Mums tereikia išdėlioti jas tinkamą seką. Su apelsinais viskas paprasčiau. Tiesiog išdėstau juos taip. Opalas įgauna šių neįtikėtinų spalvos efektų dėl taisyklingo išdėstymo. Kiekviena šių sferų yra apie pusės konkrečios šviesos spalvos bangos ilgio. Jei ji permatoma, šviesa prasiskverbia ir atsimuša į galinę pusę. Ji taip pat atsimuša į viršų. Taigi turime visas šias šviesos bangas, kurios kartu sudedamos. Jeremis žinojo, kad mikroskopinėmis stiklinėmis sferomis neįmanoma tiksliai manipuliuoti, todėl pasigamino plastikines. Imame plastikinius, visiškai permatomus maišelius ir juos sukapojame. Tuomet suspaudžiame. Staiga jie sudedami taip, kad įgauna spalvą. Tam jis daugybę plastikinių sferų suspaudžia į juostą. Štai čia yra juosta, kurią pagamino presas. Dabar tai tik bet kokia tvarka įsidėsčiusių nanodalelių masė. Pirmiausia, turime pagaminti plėvelę. Galiu parodyti, kaip tai vyksta. Taigi čia yra mūsų sferos. Jos įsidėsčiusios bet kokia tvarka. Tačiau papurčius, jos gražiai išsidėsto, kaip kad apelsinai ant prekystalio. Jei tinkamai jas supurtysime, jos tobulai įsidėstys. Ir per jas sklindanti šviesa sukurs nuostabią žalią arba raudoną spalvą. Kaitinant ir lyginant juostą, mikroskopinės dalelės sukimba ir tvarkingai išsidėsto. Sferose žaidžianti šviesa sukuria struktūrinę spalvą. Tiesą sakant, galime ją susukti keletą kartų ir patempti į priekį bei atgal. Gausime štai tokią plėvelę. Kaip matote, ji jau dabar yra daug žalesnė. Taip yra dėl to, kad sferos jau gražiai susijungė. Taip atsiranda polimerų opalai. Polimerų opalo spalva priklauso nuo tarp sferų esančių tarpų. Sferas ištempus pasikeičia tarp jų esantis tarpas, o kartu ir spalva. Būtent to mados pramonė niekada neturėjo. Vos tik drabužių gamintojams šią medžiagą parodome, jie iš karto jos nori. Man įdomiausia šios medžiagos savybė nėra tik jos gebėjimas keisti spalvą. Žinoma, puiku, kad ji gali keisti spalvą. Tačiau ji taip pat yra labai lanksti, turi neišmatuojamą potencialą ateičiai ir dizainui. Ji yra artimesnė žmogui, net tempiasi panašiai kaip mūsų oda. Galima pradėti gaminti neįprastų formų drabužius. Kiekvienas pasilinkimas ir pasisukimas sukurs vis kitokį efektą. Vaizduotei ribų nėra. Turėdamas potencialą iš pagrindų pakeisti tai, kaip gaminame spalvą, visur nuo banknotų iki liemenėlių, Jeremio polimerų opalas galėtų palikti nuodingus cheminius pigmentus praeityje.